Sveiki, aš Modestas, mobili prekyba ekspertas ir visi laukiame šio momento. Ir štai jie yra ant mano stalo, tad apžvelkime, kuom jie išskirtiniai šiais metais. Pradėkime nuo dizaino. Jau standarto tapę, kad Samsungas išleidžia 3 skirtingus modelius. Pradėkime nuo mažiausio 6,2 colio S24 telefoną, kuris turi 3 objektyvus, yra atnaujintas aliuminis ir Gorilla Glass Vectorus 2 stiklas. Šalia yra S24 Plus, kuris iš esmės yra labai panašus, vienintelis aspektas, kuris skiriasi, tai yra ekrano dydis. Jis jau yra 6,7 colio. Ir galiausiai mūsų flagmanas S24 Ultra. Didesnis ekranas 6,8 colio, naujos kartos ekranas lygiai taip pat, tai yra Gorilla Glass Armor, nebelenkti kampai, 5 kameros ir šiuo atveju naudojamas nebe aliuminis, bet titanas. Kaip žinote, titanas naudojamas tiek medicinoje, tiek kosmonautikoje, bei S24 Ultra išskirtumas, tai yra S-Penas, kuris atnaujintas nuo praeitų metų, tapo dar jautresnis. Tad jeigu jums svarbu renkantis telefono dizainas, turint 3 skirtingus modelius, 3 skirtingus dydžius ir spalvų pasirinkimus, įsirinksi savo tinkamą, kuris lips prie rankos. Daugeliui vienas svarbiausių telefono aspektų yra kamera. Lygiai taip pat ir man svarbu, kad mano telefonas darytų kokybiškas nuotraukas. Todėl pažiūrėkime, kaip fotografuoja šis naujasis S24 Ultra. Telefonas turi begalę skirtingų funkcijų. Platus kampas, standartinė nuotrauka, 5 arba 10 kartų priartinimas, lygiai taip pat ir stabilų filmavimą. Tad su tokiu telefonu jausitės tarsi tikras fotografas. Visi S24 serijos telefonai aprūpinti 12 megapikselių itin plataus objektyvo kamera. Kaip ir 12 megapikselių optinių objektyvų, kuris leis priartinti 3 kartus. Kalbant apie pagrindinę kamerą, S Ultra turi daugiau stabilumo filmuojant, lyginant su S24 bei S24 Plus serija. Lygiai taip pat AI padeda turėti ryškesnės nuotraukas. Ir aišku, selfie kamera. Tai visi S24 serijos telefonai turi 12 megapikselių kamerą ir naujiena yra ta, jog dabar, keliant tinklus į TikToką ar Instagramą, jums nereikės prarasti kokybės. Jeigu renkantis telefono jums svarbiausia kameros ir pats fotografavimas, turėkite omeny, kad naujausias S24 Ultra turi naujausius objektyvus bei AI dirbtinį intelektą. Telefono procesorius tarsi mūsų smegenys. Sudėlioja visus veiksmus į tinkamą vietą tam, kad gautų nuostabų, tobulą praktiškai rezultatą. Na ir iš tikrųjų tai nemeluosiu. Šitie telefonai ieško žaidimų, kurie keltų jiem iššūkius. S24 Ultra turi naujos kartos, tai yra 3 kartos Snapdragon procesorių. Lygiai taip pat ir 5000 mAh baterija su naujos kartos aušinimu ir turi prisitaikantį 120 Hz ekraną kartu su 2600 nitų. Tai yra daugiau negu reikia žaidžiant telefonu. Na ir atėjo pati įdomiausia apžvalgos dalis, tai yra AI funkcijos S24 telefone. Pagalba rašant. Kasdieną rašote kažkam žinutę ir AI gali jums padėti ištaisyti klaidas, pasirinkti rašymo stilių. Galbūt norite šiandien labiau profesionaliau parašyti, o galbūt labai draugiškai. Ir aišku, jeigu bendraujate ne tik tai su lietuviais, galite pasirinkti gyvą vertimą. Labai patogu. Dar viena AI funkcija, kurią naudosite turbūt labai dažnai, tai yra būtent paieška apibraukiant. Įsivaizduojam, kad mes nufotografuojame ir po to galim tiesiog palaikę mygtuku apibraukti ir rasti norimą rezultatą. Na, o jeigu jūs nespėjate pasirinkti super sulėtinto režimo filmuojant, ne problema. S24 gali bet kokį jūsų jau nufilmuotą video sulėtinti vos vienu paspaudimu. O vos kelių paspaudimų dėka jūs galite pašalinti nenorimus objektus. Taigi, kai kiekvieną dieną naudoji telefoną, galbūt tau yra svarbiausia dizainas, kamera, našumas telefono, o gal visgi dirbtinis intelektas, Samsungas išleidę šį telefoną padarė viską, ką įmanoma geriausia. Ir jeigu jūs norite išsirinkti telefoną būtent savo, apsilankykite mūsų mobili prekyba salone ir mūsų ekspertai padės įsirinkti, kuris telefonas jums labiausiai tinka. Su jumis buvo Modestas, mobili prekyba ekspertas ir susimatysime kitose apžvalgose.